Sveiki, čia aš Andrius Jaspeks ir šiandien aš jau esu namie, ne kaip vakarai kelias dienas. Buvote ir matėte gal net buldą, kurį surinkome, būtent jį primenu dėl to, kad 600 eurų buldę bus detalių, kurias mes panaudosime ir šiandieną, tiesiog labiau jas apdirbsim, įtvirtinsim ir jau tai bus šiandien 700 eurų bulda. Na, pradėkime nuo tos detalės, kurią aš iškart pabrėšiu, dėl ko čia bus gal tai panašu į 600 eurų. Mes netgi įdėsim jau prievartą tą SSD, kurį aš anksčiau siūlydavau, dabar jau jis turėtų būtinai galbūt tokia kaina 700 eurų, na SSD jau tikrai reikia turėti. Na, mes paieškojom kuo pigesnio varianto, dėja to SanDisko jau nebebuvo, tai radome ADATA Premier SP550, 120 GB SSD, tikrai nėra jis labai lėtas ar labai netgi greitas, bet na tikrai bus nerealus pagreitėjimas nuo hardo, kurį vėliau irgi įdėsime. Na, hardą dabar tiesiog primenu, tai bus Seagate Barracuda 1 terabaitas, na tikrai irgi reikia turėti tą hard drive, kur galėtum įdėti daugiau dalykų, nežinau ką jūs taip kaupėt, laikote, bet 120 GB užteksim žaidimam, o terabaitas kitokiem žaidimam. Na dar kokie pakeitimai nuo 600 eurų, jeigu tai priminus, tai būtų procesorių dėsim tiesiog naujesnės kartos, tai mums atsės brangesniais dar šiek tiek kitais naujesniais komponentais, bet i5 6500 tikrai yra vienas geriausių už kainą ir kokybės santykį, ką jūs gaunat greičio atžvilgiu ir tikrai jums nereikės nie papildomo šimtuvo, nieko, viskas eis į būtent tą labai fainą 200 su šiek tiek daugiau eurų kainą. Na, mums reikės DDR4 ramų ir taip pat kuo pigiau, kad įspausti 700 eurų. Tai mus gelbėja Corsair Value Select. 8 GB vieną lasdelį. Na, jie neturės aušintuvo, bet jie turės tokį gražų juodą dizainą. Na, dabar toks komponentas, kurį visiems labiausiai rūpi, tai yra vaizdo plokštė ir RX 470. Šiuo metu Skytech yra už netgi 200 eurų. Čia yra labai maža suma ir tiesiog duoda nerealią vertę, leidžia mums naudoti ne tik šiandien 700 eurų buldę, bet ir vakarykščiam netgi brangesniam 600, bet 470. Na, tik iš tiesų nesveikas dydis. Ir mums reikės kažko, kas visą tai išvežtų ir jau Corsair CX 430, norėjau, kad jau jūs pabaigtumėt, jau mintinai iškalę, išves ir šią sistemą, tikrai laisvai ir lengvai, jeigu ir šiek tiek paspausite daugiau, jis bent jau savo kokybę turėtų atsilaikyti. Ir dabar mes jau turime beveik iš tiesų tą 700 eurų sumą, bet mums reikia korpuso, kur viską sudėti, tai būtent jisai mus peržengs šiek tiek tą ribą, bet nedaug, tai bus būtent Mars Gaming. Korpusas iš 400 eurų buldą, jeigu neklystų, mes įdėjome ten, čia pigiausias tas juodas dar galimas talpinantis visą mūsų sistemą korpusas, bet už 17 eurų čia mažiau neišeina. Vakarykščiam buldę minėjau, kad alternatyva būtų eiti brangiau dar, nes tada mes tilpame laisvai kainoje, dabar mes jau taip viršime šiek tiek, bet tikrai su labai nerealia verte, tai dabar pasiūlysiu žmonėm, kurie norėtų būti arčiau 700, jeigu jau ir tie pinigai ir taip yra tikrai dideli, tai bus pakeitimas vaizdo plokštės, kuri, kaip minėjau, labai yra geras dylas, bet jūs galite pakeisti į 1050 ir tada buldę taip pat pakeisti korpusai, gal gražesnį, geresnį. Sistema išliks vis tiek tikrai galinga ir tikrai išves daugelį naujų žaidimų, bet tiesiog jinai bus labiau stabilesnė ir artima tai būtent kainai, kurios mes šiandien siekiam. Tai ačiū, kas sekate ir žiūrite mano šios kasdienius video. Užmeskit laikas ir užsakate į streamus ar perkate šį buldą, komentuokit, kokias nesąmonės aš gal čia kai kur pridirbu, bet šiaip,